Kūrybinės industrijos – viena labiausiai besivystančių pasaulio ekonomikos sričių, kurios augimas nesustojo net ekonominiu sunkmečiu. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, šis sektorius užima vis svarbesnę ekonomikos dalį. Kūrybinės industrijos apjungia meną, verslą ir komunikaciją. Tam, kad meno srities studentai pajustų verslumo dvasią, o baigę studijas sėkmingai rastų darbą ir įgyvendintų idėjas, būtinas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas su verslu. Vienas sėkmingų tokio bendradarbiavimo pavyzdžių – tarptautinės kūrybinės dizaino dirbtuvės New Idea, kurias jau ne vienerius metus rengia Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas. Šis projektas jau vyksta kelis metus iš eilės. Mes jį tradiciškai rengiame rugsėjo pradžioje Nidoje. Tai yra tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, kurios pavadintos, nuo pat pradžių buvo pavadintos New Idea, tai yra angliškai ir išvertus į lietuvių kalbą nauja idėja. Tai iš esmės tas pavadinimas atskleidžia tai, ką mes darom. Į mus kreipiasi užsakovai, realios firmos, realios įmonės su savo užsakymais, su savo pageidavimais ir mes surinkę tokią, sakykim, plačią tarptautinę jaunųjų dizainerių ir specialistų, profesionalų dizaino srities Nidoje, atliekam tos užsakymus per labai trumpą terminą. Apskritai projekto buvo susijęti visą, sakykime, padaryti tokį karkasą kaip komunikacijos, bendradarbiavimas su verslo partneriais ir kūrybiškumo tokius procesus. Ir aš manau, kad mums visus tos tris objektus pavyko sujungti tarpusavyje, dėl to, kad iš tiesų buvo bendravimas intensyvus ir tarp dėstytojų, ir tarp pačių studentų. Nidoje vykusių kūrybinių dirbtuvių metu įvairaus amžiaus ir skirtingas patirtis dizaino srityje turintys studentai iš Italijos, Lenkijos, Austrijos bei Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dizaino katedros ilgiau nei savaitę dirbo mišriose grupėse derindami darbą, kūrybinės veiklas ir pramogas. Svarbiausia studentų užduotis – pagaminti kiliminiai dangai pritaikytus raštus baltiškais motyvais. Ja pateikė bendrovė Litspin iš IG Carpets įmonių grupės. Iš pradžių rinkome medžiagą, kas jau yra sukurta, būtent pavyzdžius, analizavom jų Baltijos visus sukurtus ženklus, simboliką, įkvėpimo sėmėmės pačioje Nidos gamtoje ir architektūroje, tai iš pradžių tiesiog fotografavome Nidos gamtą, architektūros detalės, kurios mums turėjo padėti toliau kūrybiniam procese. Tai didžiausią dalį iš tikrųjų skirime būtent tai informacijos suvirškinimui, analizai ir tik tai pačiai galbūt idėjos filosofijai, žodiniai idėjai. Kai nusistatėm tam tikras kryptis kūrybinės, tada jau pradėjom eskizuoti. Nagrinėjame tiek vokiečių, lenkų, lietuvių, net charakterio savybės, jų interjerus nagrinėjom ir kokią įtaką tai turėtų sukurti naujiems produktams, naujam kilimui, kilimų raštui. Studentams tai patiko ir jie su užsidegimu nagrinėjo ypač kiekvienos tautos charakterį, po to net ir stilių, kaip rengėsi, kokie drabužiai ir ar turės tai įtakos, daleiskim, tiem po to kilimam ir ar jie bus perkami. Darbo rezultatas, kuris yra pasiektas, pristatomas prezentacijos forma visiems projekto dalyviam ir be abejo kompanijoms, socialiniams partneriams, užsakovams. Tarptautinė jaunųjų menininkų komanda ne tik turėjo įgyvendinti verslo užsakymą, bet ir išmokti tinkamai pristatyti savo kūrybą. Dalyviai mokėsi vieni iš kitų, vyko kūrėjų bei užsakovų susitikimai, o projekto vadovai patarė, kaip pasirinkti tinkamas metodikas, suteikė trūkstamų žinių bei supažindino su reikiamomis technologijomis. Dirbtuvėse tai nėra akcentuojama, kad tai yra vieno autoriaus rezultatas, kuris pasiekiamas, sakykime, per trumpą laiką, naudojantis tam tikrą metodiką ir gaunamas tinkamas rezultatas. Akcentuojama yra kitkas, akcentuojama kolektyvinio darbo principai, kurie galbūt po to jau išėjusiajam į savarankišką kūrybinį kelią žmogui padeda suvokti, kad jisai nėra vienas aplinkoje, kad kai kurios klausimus, kuriuos reikia čia ir dabar ir greitai gebėti atsakyti, galima
tai daryti kartu suėjus. Dirbtuvės turi savo vieną didelį pliusą, kad jos yra tarptautinės ir kuo daugiau atvyksta kitų aukštųjų mokyklų dėstytojų, tai pavyzdžiui, kaip Italijos, tuo išskirtinesni ir įdomesni tampa ne tik tai projektai, bet ir pats projektavimo procesas tampa kitoks. Ir pats tyrimas, priešprojektinis tyrimas tampa kitoks, nes pas mumis yra viena, vadinkim, sistema priešprojektinio tyrimo. Italai naudoja kitokią, o dar kita mokykla dar kitokią naudoja. Tai to ir yra įdomu ir studentai susipažįsta su tom metodikom, jos skirtingos ir jos duoda didelę naudą ateityje. Ir, sakyčiau, net ir Lietuvai duoda, ir Lietuvos dizainui. Dirbantiems Raseinių verpimo fabrike buvo malonu iš naujo atrasti galimybę suliesti meną ir inžineriją. Juk kilimas yra ir inžinerijos kūrinys, ir meno kūrinys. Ir šito bendradarbiavimo dėka pamatėme naujas galimybės. Tai jau ne pirmas kartas, kai Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentai kuria pagal verslo įmonių pateiktas užduotis ir bendradarbiavo su užsienio partneriais. Tokių projektų sėkme neabejojama. O šiemet vykusių kūrybinių dirbtuvių rezultatai džiugina verslo užsakovus bei studentus. Prieš kokį gal 5-7 ar daugiau metų, kada mes bandydavom kalbėti, sakykime, su olandais, su italais, prancūzais, jiems mūsų rytų šalis nebuvo labai įdomios. Jie matomai mus identifikavo panašiai kaip Rusija, kurioje tas, sakykime, dizainas yra daugiau pieštinis ir į stalčių, o ne tiesiogiai į gamybą. Tai jie nelabai bendraudavo, nelabai kalbėdavo ir mums buvo džiugu, kad galų gale mes supratome vieni kitus ir pradėjome veiklą, kuri duoda puikius rezultatus. Įgavę tokios patirties, dirbę su įvairiomis technikomis, dėstytojais, sužinoję, ko nori užsakovas, kokie būna jo reikalavimai. Tiesiog išmokome, ko galim tikėtis ateityje. Toje kūrybinių dirbtuvių plotmėje buvo sukurti mūsų prašymų virš 100 kilimų raštų dizaino idėjų. Tai padaryta vos per vieną savaitę. Tai yra puikus rezultatas. Tiek daug net viršijo mūsų, tiesą sakant, lūkesčius. Dirbo greitai spindinčios akis, tai yra nuostabu, kad per pristatymą žmonės buvo entuziastingi. Ir kaip sakė mūsų gamyklos vadovas Klausas, tokie projektai, jie padeda mums pažinti, kaip kilimus mato iš išorės. O taip pat ir mums padeda atskleisti, kad kilimas nėra vien tik tai daiktas, ant kurio retsykiais užminame. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto jaunųjų dizainerių sukurti kilimai Nidoje vykusių tarptautinių kūrybinių dirbtuvių metu buvo pagaminti Danijoje. Jų parodą galite aplankyti Kaune BLC verslo lyderių centre. Paroda atvira visiems lankytojams.